Taip, tai sveiki, kas jungiatės tiesiogiai, kas jungiatės vėliau ir žiūrėsite įrašą arba miksuotai, pradėsit tiesiogiai, baigsit su įrašu. Tai sveikinuosi su tema apie tingėjimo psichosomatiką. Tikiuosi šitą idėją pavyks man išvystyti, o ta idėja buvo tokia, kad matau, jog į postus ir rilsus tiesiog nesudedu tos visos esmės, kurią norėčiau, nes ten arba vietos pritrūksta, arba laiko, nes tarsi pagal taisyklės reikia ten 8 ar kažkiek tai sekundžių, kad užlaikyti žmogaus dėmesį ir turi būti ten labai super wow. O tų pompastikos blizgučių kažkaip nelabai propaguoju. Aš tikiu, kad jūsų dėmesio koncentravimas ir dėmesio valdymas priklauso nuo jūsų, o ne nuo Instagramo ar algoritmų ar dar kažko. Tai tikiu, kad kam tikrai reikės, kam aktualu, tai ateinat, įsijungiat ir išklausot vat tą turinį, kurio reikia. O kitą kartą būna, kad paklausom trečdalį ir jau pasiėmėm tą atsakymą, kuris reikalingas ir pilnai užtenka. Tai pasisotinkit, kiek jum reikia. Ir kalbant dar toliau apie tą idėją, tai tikiuosi, kad tęsiu šitaip su tokiom temom. Aš jas esu išsaugojusi, kai buvau per story paklausus. Tai pati pirma buvo į question box įrašyta tingėjimo tema. Visokie tie klausimai, tai kodėl tai vyksta, ką tai reiškia, kaip iš to išeiti. Tai labai pasistengsiu apie tai ir atsakyti. Ir kad žinotumėt, su kuo šnekat, kas čia aš esu. Tai esu Aurelija Budrienė. Esu ir kineziterapeutė, ir psichosomatikos specialistė. Visą laiką tos dvi profesijos specialybės, pavadinkim taip, tie mano būdai realizuoti dalį savęs ir taip vienas kitą papildo. Tai vieno daugiau, tai kito daugiau, dabar kol kas visai gražiai jie lygiagrečiai kartu keliauja. Tai iš to noro dalintis visom sveikatos žiniom tiek fiziškai, emociškai, mentaliai, dvasiškai įkūriau Concordus Altus. Tenais, jeigu per slešą susivesit dovanos, tai pasiimsite 3 dovanas. Jos labai labai fainos ir video, ir sąrašas rekomendacijų yra, ir sąrašas ryšių tarp emocijų ir kūno dalių bei kūno organų. Tai labai tokia vertinga, kaip špargalkė vadinu, jeigu netyčia kažkur kažką suskausta, sunegaluoja kokia nors kūno vieta, tai tiesiog galite iškart pasižiūrėti, pasiskaityti ir matysite, į kokią temą reikėtų šiuo metu nukreipti savęs pažinimą. Svarbiausias turbūt kūrinys tai yra sveika sistema, ant jos viskas iš tiesų ir statosi. Tiek tai, kaip vat čia šnekėsiu, pamatysit, tiek ir kai vedu klientus individualiai, grupėse, kuriu visokius projektus, kanalus ir panašiai. Ir 3 paskutiniai taškeliai būtent ir yra šie vat naujausi projektai, kurie jau vat važiuoja ir lenda į pasaulio šviesą. Tai judesio sesijų vedimas jau vyksta ir rytoj vakare galite jungtis. Kol kas dar tokia kaip bandoma versija, žiūriu, kas kaip kam patinka. Einam su pėdų tema. Labai, sakyčiau, apleista tema tarp kineziterapeutų, trenerių ir kitų judesio specialistų. Tai įnešu ir ją. Ir labai svarbus momentas, tai praktikų ciklas širdies darna, pradedam Liepos mėnesį. Apie tai dar irgi bus pora tokių išsamesnių laivų, tai būtinai dalyvaukit, nes ten jo atvirai nuo širdies kalbės apie šitas širdies praktikas. Paskutinis dalykas, tai svajoniai prasminantį gyvenimą, tai turbūt didžiausias projektas, kurį aš darau ne viena. Ir apie jį jau turėtume pasikalbėti kitą savaitę su specialistu. Tai dar tokią mini intrigėlę palieku ir judam atgal prie tingėjimo temos. Tai vat, iš jūsų, kas esat prisijungę, tai man įdomiausia sužinot, kaip jūs galvojat, kas yra tas tingėjimas. Tai kas galit, nebijot ir turit mikrofoną, tai įsijunkit, pasisakykit. Kas gal šiek tiek esat drovesni, ar esat aplinkoje su daugiau žmonių, tai rašykite į čatą. Pirmiausiai tą pagrindinį klausimą atsakykit, ten tingėjimas, tai tada. Jeigu nelabai aišku šitas klausimas, tai galite rinktis tos tokius šviesiau parašytus, iš ko aš suprantu, kad vat dabar jau aš tingiu. Arba kaip aš savo kūnu jaučiu ir patiriu tą tingėjimą.
Jo, turėčiau energijos, bet nedarau. Tikrai toks taiklus. Tai pakalbėsim jo ir apie energiją, ir apie darymą, apie nedarimą. Labai bus įdomus tas smegenų ir fizinio sluoksnio nagrinėjimas. Tai galbūt dar kažkas iš dalyvaujančių pasidalintumėt. Tada jau pasakysiu, kaip aš tai matau. Faktas tai nėra kažkokia ten baigtinė tiesa, bet yra taip, kaip aš pažįstu šią temą. Jo, kitus du klausimus šiaip verta sau atsakyti. Apskritai, kad ir kokią temą beimtume ir čia benagrinėtume, ar jeigu tą temą jūs kažkur kitur klausot, skaitot, ten tam pačiam Instagrame, YouTube'e ar panašiai, tai visą laiką matuokitės per savo tą asmeninį patyrimą ir visą laiką, aišku, kviečiu matuotis tai pirmiausia per kūną, nes kūnas labai labai greitai į tai sureaguoja su tuo, kas vat dabar yra, labai taip apie momentą, apie dabartį. Kartais būna išmeta reakcijų iš praeities, iš kažkokio nerimo ateities, bet dažniausiai tai būna arčiausiai tos intuityviausios tiesos. Tai tikrai pasimatuokit, vat, kaip aš patiriu tą tingėjimą, iš ko aš suprantu, kad aš čia nepavargus, bet jau tingiu, arba dar nepavargus, o tik tingiu, iš ko aš suprantu, kad tai va tas tingulys manyje pradeda formuotis, užgimsta, įsijungia, o gal aš noriu kažkur tingėti, bet savo neleidžiu. Tai vat pasimatuokit savy, pajauskit, nebūtinai dabar, nes galbūt dabar netingit, kad jau prisijungėt, tai dalis tingėjimo išsijungia. Bet po šito viso mūsų pokalbio tikrai kviečiu tiesiog paeksperimentuot, patyrinėti. Tai aš kaip suprantu tą tingėjimą, tai pirmiausia yra pasirinkimas. Ir tas pasirinkimas jis toksai per brūkšnelį sąmoningas, nesąmoningas. Jeigu vis tik mes tai galim įsivardint, apie tai šnekėti, tai dažniausiai tai tikrai yra 100% sąmoningas pasirinkimas kažko nedaryt. Va tarsi turiu energijos, kaip irgi rašo viena iš dalyvių, bet aš renkuosi tam neskirti energijos. Renkuosi taupyti energiją arba renkuosi tam skirti jau mažiausiai energijos. Tai kartais būna, kad dienos eigoj mes turim kažkokį dalyką, kurį kaip ir norim, galim padaryt, bet galbūt va, tai ne pirmos dienos pusės prioritetas, gal ir ne per pietus, gal ir ne prieš vakarą, o vakare, jau tingiu, jau nebeturiu tam jėgų, sąlyginai. Greičiausiai tai labiau apie atidėliojimą. Tai čia tiesiog suvokti, kad tai yra pasirinkimas iš tiesų kaip pakankamai daug dalykų mūsų gyvenime. Ir kuo mes daugiau tų pasirinkimų iš pasąmonės perkeliam į sąmoningumą, tuo tas ir mūsų tingėjimas jis truputėlį keičiasi ir tai nebėra taip, kad įkritau, tingiu ir nebežinau, kaip čia iš to išlipti, nesuprantu, kodėl iš viso į tai kritau, o gal čia net netingiu. Tai kuo labiau esu sąmoninga tame procese, aš realiai galiu savo įsivardinti, kas čia vyksta, kame aš esu, kaip man iš to išeiti, kodėl aš iš viso čia atsidūriau, ką su to daryti, o gal nieko nereikia su to daryti, gal pagaliau reikia leisti savo ištingėti normaliai. Ir čia, aišku, peršasi man priešingas klausimas visą laiką, bet kokioj temoj. Kas tuomet nėra tingėjimas? Jeigu, pavyzdžiui, viena dalyvė rašo, kad turėčiau energijos, bet nedarau, o kita rašo, kad atvirkščiai, kad reikia kažką daryti, bet energijos nėra. Tai jeigu truputėlį pažvelgti iš kitos pusės, kas tuomet nėra tingėjimas? Ir tas klausimo apvertimas irgi gali padėti. Tarkim, kas nėra sveikata, mes žinom, bet kas man tada yra sveikata, arba kas yra, nėra psichosomatika, kas yra, nėra simptomas, liga. Tai taip mes per tas dvi pusės galim rasti kažkokį savo artimiausią atsakymą, paaiškinimą ir tą suvokimą. Tai kaip aš tai patiriu. Mhm. Nėra tingėjimas, kai darai, ką reikia daryti, bet vis tiek darai ne iš noriu, o iš reikia. Mhm.
Na jo, tingėjimas, kadangi tai yra apie pasirinkimą taupyti energiją, jos neskirti, tai dažniausiai jau kaip tikrai nuoširdžiai tingim, tai mes ir nedarom. Tai jeigu darot iš reikia, o ne iš noriu, tai čia truputėlį kitoks mechanizmas, bet galima kažkaip suartinti tam tikrą prasme. Tada gali tas tingėjimas įsijungti, kad jeigu nėra noro, bet žinau, kad va tiesiog reikia, tai tingėjimas gali įsijungti kaip mechanizmas to išvengti, nedaryti to, ką reikia, bet iš tiesų nenoriu. Ir čia tikrai ne apie tai, kad reikia daryti tiktais tai, ko noriu. Yra dalykai, kurių tikrai mum reikia atlikti. Pavyzdžiui, kad mūsų užpakalis būtų švarus, tai po tualeto mums reikia užpakalį nusivalyti, nes mes norim švaraus užpakalio. Tai išplečiant šitą metaforą gyvenime irgi tikrai yra momentų, kur truputėlį reikia save surinkti, sumobilizuoti, pajungti tą valią, vidinę prasmę ir išlipti iš to tingėjimo ir pasakyti, aš noriu šito ir man iki ten, kad ateičiau, reikia kažką padaryti. Bet sakau, čia biškai jau kita tema. Tai va, tai kas tikrai nėra tingėjimas, tai tikrai nėra nuovargis, nebent mes taip pavadinsim. Tai tikrai nėra perdegimas, tai tikrai nėra atidėliojimas, bet tai labai labai super glaudu ir aš dar paaiškinsiu. Ir tai ne visai yra poilsis. Tiek poilsis, tiek tingėjimas, kuo jie panašus, nes tai vėlgi yra pasirinkimas. Aš renkuosi ilsėtis. Nėra taip, kad mane ištiko poilsis arba ištiko tingėjimas. Dažniausiai mes vis tiek tai renkamės. Kas mus tikrai gali ištikti, tai perdegimas ir nuovargis, jeigu mes nesam ryšyje su savim, su kūnu, resursais, emocijom, mentalu, tai dvasia ta pačia, tai tikrai gali ištikti, bet atidėliojimas, poilsis ir tingėjimas tai yra dažniausiai tie dalykai, kuriuos mes renkamės. Tai tingėjimas nėra nuovargis, perdegimas, atidėliojimas ar poilsis, bet tikrai tingėjimas gali būti kaip šių 4 dalykų toks apibendrinantis įvardinimas. Arba tarsi tingėjimas gali būti pasekmė, kuomet aš nelabai suvokiu, kad ilsiuosi, arba turiu kažkokių nuostatų apie poilsį, tada aš tai vardinu kaip tingėjimą. Ir tai tarsi tokia tiesiai per aplinkui išraiška gaunasi. Ir kaip viską, ką minėjau, remiu į sveik sistemą, kuri remiasi į tuos 4 pamatinius lygius - fizinis, emocinis, mentalinis, dvasinis. Ir pačią tą tingėjimo temą mes per visus šitus lygius sluoksnius ir pasityrinėsim. Tai šitas labai toks paprastas įneša, bent jau aš, kai tyrinėjau šią temą ir pakankamai seniai tą tyrinėjau, kai kalbėjau kažkada dar Facebooko grupėje, dariau laivą apie energijos trūkumą. Tai man buvo labai įdomu atrasti tą smegenų tokį ne tik kad polinkį, bet vos ne kaip vieną iš bazinių principų tai taupyti, optimizuoti ir labai taip prasmingai paskirstyti, labai labai konkrečiai, griežtai paskirstyti resursus. Nes šiaip smegenys iš esmės yra kabutėse tingus organas. Jom yra svarbiausia, kad tai būtų pažįstama, kad tai būtų saugu ir kad tai naudotų kuo mažiau energijos. Nes smegenys, kadangi tai kaip kūno dalis, kūno organas, tuo pačiu ryšyje su ego, pagrindinė užduotis yra išlikti. Išlikti bet kokią įmanomą kainą. Dėl to, kai mes esame ilgiau to išlikimo būsenoje, pas mus pradeda atsijunginėti kai kurios sistemos, ten nagai lūžinėja, plaukai pradeda slinkti ir visokie kitokie mechanizmai įsijungia. Tai kalbant apie tą tingėjimą, čia irgi tas suveikia momentas, kad smegenys tiesiog pradeda siųsti tam tikrus signalus, kurie mum nusiskaito kaip tingėjimas, nes tiesiog smegenys nori taupyti. Pavyzdžiui, aš ten kokius 10 metų iš viso nieko bendro su sportu neturėjau, atsibudau vieną rytą ir sakau, va, šiandien aš pradėsiu sportuoti.
Ir smegenys sako, oi Dieve, mes šito neplanavom, šiandien, kai šio trečiadienis, mūsų suplanuoti ten X, Y, Z tokie darbai, tokie vat žmonės už tais pakalbėti, čia reikia padaryti darbus, čia reikia padaryti valgyti, tai jau smegenys paskaičiuoja įprastai, kiek kokiam dalykam reikės skirti tų resursų, energijos, laiko, dėmesio, to vat judėjimo, kvėpavimo, visa tai vis tiek reikalauja energijos. Tos energijos kaip fizikinės energijos. Čia nekalbam apie ezoteriką. Ir kai mes įmetam smegenim tą užduotį, kad va, pys šiandien sugalvojau dar sportuosiu, tai smegenim biški šokas ir tada pradeda kilti tos mintis, kad ai, tai gal čia neužteks laiko, gal čia labai pavargsiu, čia suprakaituosiu, tada reiks į dušą, o ten toj sporto salėje gal, nežinau, kažko ten nėra, tai čia persirengti, tai reikia papildomai įsidėti daiktų, aš neturiu sportbučių normalių, o tai kaip aš atrodysiu nieko nežinant, eisiu į sporto klubą, tai įsijungia va tie visi proto žaidimai tos atmaskės. Ir tikrai kartais būna, kad net žmogus nusiperka abonementą vos ne visiem metam į priekį iš anksto, bet kadangi dar nėra to suformuoto vidinio įpročio ir dar ten kiti niuansai nesudėlioti, tai smegenys tiesiog sako alert, sorry, ne, čia mes to neplanavom, čia mums nepažįstama zona, mes norim, kad energija būtų kuo taip siauriau, glaudžiau išlaikoma, kuo mažiau ištaškoma. Dėl to, vat, įsijungia tas toks, ai, gal šiandien tingiu. Tai vat, tai tas resursų paskirstimas labai labai svarbus momentas, kad tai būtų optimalu, taupu ir neišsišvaistyti. Tai tiesiog žinokit, kad taip smegenys yra surėdytos. Tai nėra, kad sąmonė pasąmonėje, tai nėra ten velnias dievas, tai ne Instagramas, ne maistas, ne dar kažkas, bet tiesiog tokia viena iš smegenų paskirčių yra taupyti, optimizuoti ir labai labai protingai paskirstyti. Pagal kągi vyksta tas paskirstimas, tai faktas pagal prioritetus. Visą laiką pirmoje vietoje yra išlikti. Tai tam, kad išlikčiau, kuo man reikia pamiegot, pavalgyt. Viskas. Iš organizmo funkcijų tai pirmiausia yra pašalint, išvalyti, ten apsiginti nuo mikrobų, susitvarkyti imuninę sistemą. Čia pirmi tie resursai įeina į iškvėpimą, į tuštinimąsi, į limfą, į kepenis, inkstus, plaučius, odą. Tada mes jau keliaujam į tai, kas yra per maitinimąsi, per į savęs įsiurbimą. Tada mes jau keliaujam į tai, kas yra apie kūrimą. Nu, grinai, vat, kalbant apie fiziniam, ląsteliniam lygmenį, kurti ten raumenų kiekį didesnį, riebalų kiekį didesnį, atstatyti odą, plaukus ir visus kitus nagus, ragus. Ir jau tada, kai vat, fizinis kūnas aprūpintas, tada mes jau turim ekstra kažkokios energijos perteklių ir jau galim daryti dalykų. Pavyzdžiui, galim nueiti pasivaikščioti, pabendrauti su kažkuom, padirbti. Ir tikėtina, kad jaučiate, kai kuriom dienom jūs labai akivaizdžiai turit mažiau energijos negu, tarkim, vakar, negu prieš savaitę. Tai vėlgi svarbu įsivertinti, kokie buvo tie vat, mikro pokyčiai, kurie galbūt galėjo šiek tiek supurtyti tą smegenų jau iš anksto suplanuotą, numatytą kasdienybę, kuri nebe tokia kasdieniška. Dėl to, pavyzdžiui, kai yra daug visokių naujų besikeičiančių dalykų, tai mus pakankamai vargina ir dažniau tas įsijungia tingėjimas. Dėl ko ir per atostogas mes leidžiam savo daugiau tingėti, nes ypatingai, kai iškeliaujam kažkur į užsienį, tai ten tiek daug naujų potyrių, naujas maistas, kitokia ten laiko zona, bendrauti nežinia su kuo, kaip ten gaunasi, ekskursijos, pamatai daug visokiausių įspūdžių ir tai yra didžiulis krūvis nervų sistemai. Ir visame tame norisi daug patingėti, čilint, degintis ten, visokios mačios, lengvi pasivaikščiojimai, pasimaudimai ir panašiai. Ir paskutinis dalykas fiziniam lygmenį, kas irgi susisieja, tai yra neurojungtys. Čia turbūt labai mažai ką nustebinsiu, nes jau metai iš metų tas yra kartojama, kad neuronai veikia susijungdami per asociacijas, jie daro tuos savo kaip takelius neuroninius, pavadinkim taip, kurie būtent ir apjungia tam tikrus dalykus mūsų gyvenime. Kad jeigu, va, tarkim, grįžtu namo įprastai kokią 4 valandą, praeinu pro duris, va, būtent tokiu būdu pasikabinu striukę ten ir čia, pasidedu va tai batus, nueinu ant tos pačios sofos, pasiimu ten čipsų pagelį, įsijungu ten savo fainiausią serialą
ir valgau ir faina. Ir taip padariau ten kelias dienas, kelias savaites, mėnesį, 2 ir po tų 2 mėnesių galvoju, ai gal kažkaip čia norėtųsi kitaip, gal norėtųsi anksčiau grįžt namo, va nuvaryt į tą pačią sporto salę arba tarkim nesėst ant sofos čipsų, bet pasidaryt kažkokį kitą normalesnį šiltą maistą. Ir jau viskas, jau yra sukurtas neuroninis tas ryšys, tos asociacijos, kad vat tokia veiksmų grandinėlė ir pirmiausia tą grandinėlę išnaikinti reikalauja energijos. Tada reikalauja energijos rasti naujų būdų, okei, tai kaip man tada reikės įeiti į namus, jeigu aš ten toliau norėsiu gamintis, valgyt, sportuoti. Ar man tiks vat taip pat pasikabinti striuką, reikės kažkaip kitaip ją pasikabinti. Nu, čia jau prasideda tokie gal juokingai skambantis, bet tokie mini svarbus mechanizmai smegenyse, kurie ir reikalauja va tos senos grandinėlės išskaidymo, tada naujų variantų tyrinėjimo, tada vėl nauja grandinėlė, kol susidaro, susijungia, kol įvyksta tos asociacijos, tai užtrunka. Ir tai reikalauja daug mūsų sąmoningumo, valios pastangų ir tikrai labai daug energijos. Dėl to dažnai va ateina tie momentai, kad tu Dieve tingiu ir vėl čia man iš naujo reikia paimti, prisiverst, vos ne save ten už plaukų ištraukti, kažkur nusitempti. Tai taip, tikrai taip, nes tai yra nepatogu, nepažįstama, ypatingai jeigu kažką darom pirmąkart gyvenime arba darom po labai didžiulės pertraukos. Net jeigu, tarkim, jūs 10 metų sportavot, metus nieko nedarot, tai po tų metų jau bus sunku grįžti į sportą, nes smegenys labai labai greit įsipatogina į tą režimą, kuris reikalauja super mažai energijos. Dėl to čia parašiau, kad vat tas atsikartojimas, tas neurojungčių artumas, jis visą laiką nugalės prieš tą mūsų sąmoningumą ir valingumą. Nes kartais tikrai žinot, turbūt esate ne kartą patyrę, kad nu labai noriu, nu suprantu, aš skaičiau ten ir knygą, ir podcastą klausiau ir atrodo, man viskas aišku, kad vat reikia sportuoti, noriu sportuoti, man čia svarbu. Bet nu vis tiek, vat kaip aš krentu į tą sofą, tai taip ir krentu. Tai dėl to, kad buvo pakankamai daug kartų kartotas kritimas į sofą, plus tai energetiškai taupiau negu prisiverst eit sportuoti. Tai yra nepatogu. Ir čia sužaidžia dar vienas dalykas, paskutinį rašiau atlygis, kur keliausim į sekančią skaidrę, čia jis labai svarbus. Ne tik tais tas apdovanojimo momentas, bet čia labiau einam per emocinę prizmę. Ir biškį stabtelsiu ir perklausiu jūsų, ar jūs suprantat, ką aš šneku, ar yra kažkokių neaiškių sąvokų, vat tekste ar mano žodžiuose balse, ar yra šiaip kažkas, ko norit paklausti iš šito fizinio lygio. Jeigu judam toliau, tai tiesiog galit pliusiuką atsiųsti į chatą. Arba jo parašyt, kad suprantu, ar ten liuksą užmest, kai kur turėtų leisti, man atrodo, tą paspaust mygtuką. Okei. Iš vieno stebinčiojo matau, kad viskas suprantama, tai pasitikėsiu, kad visiem viskas aišku. Šiaip jeigu ką, tai tiesiog įmeskit klausimą, aš jį anksčiau ar vėliau būtinai atsakysiu. Taip, tai tingėjimo emocinis lygis. Kaip minėjau, atlygis, ką tai manyje aktyvuoja, koks aš tame, kaip aš tame jaučiuosi. Ir pavyzdžiui, tas pats pavyzdys, grįžtu namo 4 valandą, nusirengiu, batukai, sofa, čipsai. Ir va tas toks pojūtis, kad, kaip fainai, kaip gerai, va čia įkritau, atsileidžiu. Tas toks saldumo, malonumo pojūtis, kad, pagaliau nusipelniau, kaip fainai, kaip gerai. Tai va čia iš karto smegenys fiksuoja, šitas dalykas tinka, šitą fiksuojam, su šitu važiuojam, šitą stiprinam, mums šito reikia daugiau. Jeigu, tarkim, grįžtat, krentat ant sofos ir sako, Dieve mano, ir vėl, tai tada smegenys po truputėlį
ne tai, kad smegenys, bet apskritai psichika, visa ta esatis po truputėlį pradės keisti. Jūs atneš kažkokių tai situacijų, kad nu, vat, išjudėtumėte į pokytį, bet tol, kol jūs emociškai save tą vat, veiksmą įprasminat, emociškai, kaip teigiamą, kaip naudingą, kaip fainą, kaip gerą, maitinantį, papildantį, atpalaiduojantį, malonų, ypatingai žodis ant malonų paryškinimas, tai tol jūs tą darysit labiau ir tingėsit daryt kažką priešingo. Ir tik tada, kai jūs pradėsit sąmoningai sakyti, kad kaip fainai vėl va šiandiena, galėsit ten apsirengti savo fainą sportinę aprangą, išvaryti, pasportuoti, ten pabėgioti, pajudėti, prasitampyti. Jeigu jūs va ant šito uždėsit tą tokį nusiteikimą kaifo, tai bus tada lengviau išeiti, va tarkim, sporto temoje iš tingėjimo į veiksmą ir į tą tokį prisijaukinimą, kad o, čia mano dalykas, čia man tikrai naudinga, tai mane maitina. Tai va esmė yra ta emocija, kurią mes prie to prisegam. O jeigu mes netgi kiekvieną kartą einam į sportą ir vis tiek sau sakom, o Dieve, mano, čia katastrofa ir vėl čia važiuot valandą pusę miesto iki tos sporto salės, ten prakaituot, uosti tos smirdančius dėdės ar tetas, čiupinėt tos nučiupinėtus hantelius, na, jeigu varot į sporto klubą. Nu, tai daug tokių negatyvių, neigiamų emocijų, daug nemalonių, demotyvuojančių asociacijų. Tai faktas, kad tada dar labiau tingėsis. Jau ir taip smegenys tingi, nes ten daug energijos reikia pokyčio. Bet tuo metu ypatingai. Taip pat gali veikti priešingai. Tai mes galim priprasti prie negatyvios emocijos. Ypatingai, kai mes dar prie tos emocijos esam pridėję kažkokią tais nuomonę, išvadą, čia jau labiau mentalinio lygmens dalykas, jau nes einam į tapatybę ir panašiai. Tai tada, kai tarkim, vaikystėje mes tik ten kažko nustodavom daryt, mažiau darom, norėdavom pailsėti ir iškart ten praeina mama ar tėtis ir sako, o, tai ir vėl tinginiauji. Ir tokį duoda tą nusivylimo prieskonį. Ir jeigu mes labai labai save sutapatinam su ta nusivylimo emocija, kartais net ir jausmu ir ta išvada, kad vat aš iš esmės esu nuviliantis žmogus, tai tada mes prie to prisikabinam. Vėl suveikia smegenų tas mechanizmas per neurojungtis save sukonektint vat į tą grandinėlę aš, tingėjimas, tėvai, nusivylimas, viskas ir stiprinam šitą. Ir tada mes automatiškai kursim iš savęs tokią ir aplinką, ir save, ir darbus, ir santykius, kur mes pastoviai pasitvirtinsim, kad va, aš tikrai tingiu ir aš tikrai nusiviliu savim ir kitus dar nuviliu tame. Ir čia mes laikysimės už tos emocijos, kuri mums akivaizdžiai jau nepatinka, mes jo nenorim būt, bet kadangi ten daug reikšmės, svarbos, susitapatinimo, to krūvio ir to pačiu tai yra pažįstama, smegenys ir mūsų visa psichika, asmenybė, jinai žino, kaip man veikti, kaip tingiam nuvilinčiam žmogui, okei, tada tai tęsim, nes tai pažįstama, dėl to tai sąlyginai saugu, dėl to tai energetiškai optimalu ir okei, važiuojam toliau. Taip pat tingėjimas dar iš emocinės pusės, vat ketvirta eilutė, žodis laisvumas. Tai labai dažnai pasireiškia žmonėm, kurie augo vaikystėje tokiam didžiuliam griežtume, didžiuliam suspaudime, kontrolėje, ribojimuose, kur viskas buvo apskaičiuota, kur buvo labai daug darbų, kur realiai net, nu, bet koks poilsis vat, buvo laikomas tingėjimu. Ar ten filmukų žiūrėjimas, ar dar kažkas, kur tiesiog esi vaikas, darai ką nori, bet sako, vat, o ir vėl tingi, ir kiek čia gali tingėti, bet kiti vaikai tai ten šiokie anokie normalūs. Tai tada užaugus tingėjimas gali būti tokia kaip maišto forma prieš vat, savo vaikystę, prieš tėvus, kad ne, vat aš dabar laisva ir aš galiu rinktis, o pys čia gera nuotaika ir noriu paimti ir tingėti. Pasiskaitysiu, kai čia užbaigsiu, nes matau, kad atitinka klausimas. Tai va, tai tada tas laisvumas, kad aš bele kada kaip jaučiuosi pagal nuotaiką, tai taip ir imu, tingiu ir tada prasideda va tie tokie ne tiek emociniai kalneliai, bet nebėra tos disciplinos, griūva vidinis autoritetas, nes šią nuotaiką tai darau, nenuotaiką tai nedarau, nebėra to vidinio įsipareigojimo, apsisprendimo.
Ir tai nėra nei gerai, nei blogai. Tame kartais tikrai reikia išbūti ir svarbiausia sau leisti tame būti. Leisti sau pilnai vat patyrinėti tą, o tai kaip man, kai aš galiu pati valdyt savo darbingumą, efektyvumą, produktyvumą, tai kas tada? Ir iš šito automatiškai jūs išeisit į viduriuką tarp griežtumo ir ultralaisvės, rasit tą kažkokią savo lanksčią discipliną. Skaitau klausimą. Jeigu artimieji naudoja fizinį, psichologinį žiaurų smurtą dėl to, kad nedarėm vaikystėje to, ką jie norėjo, baudė skaudžiai, nes tingėjome. Tai man dar trūksta truputėlį informacijos, ar čia yra tik tais apie kažkokius darbus, ar tai yra ir jau labai apie elgesį, bendravimą, apie savo tą kaip vaiko autentišką išraišką, nes jaučiu, kad čia bus daugiau dalykų, kad tai nebus tik tais apie darymą, nedarymą, tingėjimą, bet tada vat ypatingai gali kelti tą viduj konfliktą ir čia jau eisim toliau į mentalinį tą lygmenį ir aš paaiškinsiu, kaip tai sužaidžia, nes tai mumyse kelia tą vidinį konfliktą. Jo, tai čia sakau, labai ne tik kad konfliktą, bet ir tokį chaosą, tada nelabai aišku, tai man čia galima ilsėtis ar negalima, gal tada aš turiu užsitarnauti poilsio, gal iš viso niekada gyvenime negaliu sustoti dirbti, nes jeigu sustosiu, viskas, man šikna, man nesaugu, mane sumuš, aš neišgyvensiu, aš numirsiu. Tai tada taip ir norisi palaikyti tą tempą, tą inerciją, dažnai jinai net truputėlį didėja po truputį, kol vat, mes ateinam į nuovargį, bet ne, aš negaliu būti pavargus, man taip negalima, nes mane nubaus. Ir tada mes išeinam į perdegimą ir mes dar to nesuvokiam, kad mes perdegėm. Ir mes dar vis tiek toliau varom. Ir jau einam ne tai, kad ant energetinio nulio, kalbant vėlgi fiziškai, bet einam į minusą ir jau kūnas sako, Dieve, sustok, jau ten ne tik kad simptomai, ne tik kad ligos eina, bet vos net traumos, lūžiai, ten avarijos, dar kažkas, žmogus vis tiek dar nesustoja. Tada ten vaikai, šunys, gyvūnai, močiutės, seneliai pradeda siekti, žmogus dar nesustoja ir galiausiai kažkas vis tiek turi krešint, įvykta katastrofa, bomba, kuomet pagaliau, žodžiu, susistabdau. Ir dažnai tokie žmonės leidžia sau tingėti tik jau super ypatingom sąlygom. Tai vat, pavyzdžiui, ligos atveju, nu va, pagaliau pailsėsiu. O iš tiesų jis nieko nepailsi, nes sveikti, gydyti, tvarkyti uždegimus irgi reikalauja papildomų jėgų. Tai žmogus vėl atsigauna iki tam tikro minimalaus energetinio lygio ir vėl važiuoja iki nuliuko, dar iki minuso. Vėl bum, perkrova, kažkokia liga ir vėl važiuojam, tai vadinasi, niekada nepasipildom to resurso ir visą laiką balansuojam ant to tokio on the edge, ant tokios kaip viršūnės, ant kraštelio pastoviai, ant įtampos. Tai yra nemažai tokių momentų, su kuriais reiktų padirbėti ir atsitapatinti nuo to ir labai daug jo čia psichoemocinio, tokio giluminio, ne tik kad pasąmoninio, ne tik nuostatų darbo, bet labai daug darbo su kūnu, ypatingai kai yra fizinis smurtas. Tai vėlgi atkurti tas vidinės, tarpinės, išorinės ribas, išjungti, atsitapatint nuo bejėgiškumo, grįžti tai, kad aš turiu galią, kad man jau nebe 5 metai, kai mane mušė, man dabar ten, nežinau, 20, 30 ar kiek jums bėra metų, kad tai baigėsi viskas. Dabar aš savo gyvenimo autoritetas, aš savo gyvenimo centras, ašis, stuburas, valdovas, žiūrovas, kūrėjas. Bet čia jau niekas nepasikeis, kad aš tai pasakysiu. Čia sakau, visiškai turi būti gilus asmeninis darbas. Atpažinau save, savo babą, kai ji vis sakydavo tinginė, mano tėvai jie irgi tinginiai, jo. Tai va, čia jau matau, kad laikas keliauti prie mentalinio lygmens ir šiek tiek dar eisim prie dvasinio. Tai visi šitie dalykai, ypatingai mentaliniam lygmeny emocijos, tai taip dar, aš sakyčiau, nelabai yra toks persiduodantis genetiškai per kartas momentas, nebent kai kurios emocijos, kurios nėra įsisąmonintos, prie jų prisegam vat mintį išvadą, tai tampa jausmu, tada tai tampa nuotaika, būsena, ten charakterio savybė, elgesio mąstymo modeliu, tada tai keliauja į kitą kartą, nes tai jau tampa tokia giluminė išvada. Ir čia esminis klausimas, ką tai reiškia man, tas tingėjimas,
ką tingėjimas reiškia apie mane, arba ką tai reiškia apie kitus. Kartais apie save biškai sunku šnekėti ir lengviau kalbėti apie kitus, kad o ta tai tinginė, nes ir tiesiog užbaikit sakinį. Arba paprasčiausiai atsakykit labai taip nuoširdžiai, nuogai savo šitą klausimą. Tai ką tai reiškia man apie mane, kai aš tingiu? Arba kai aš čia super veikli bitutė, bet šalia manęs ten gyvena tingus vyras. Kaip tada, kai aš visko tiek daug darau, jis va tingi. Ką man tai reiškia? Ką tai reiškia apie mane, apie mano vyrą, apie mūsų santykius. Tai pamatysit, kiek daug vat, gali išlysti tokių nuostatų. Tai čia, man sakyčiau, tokia saldžiausia dalis yra, nes čia vat ir daugiausiai susipakuoja tų vidinių konfliktų. Ne tik apie tingėjimą, bet ir bendrai, kai kalbam apie ligas, psichosomatiką, sveikatą ir tą sveikatą pačia visapusiškiausia prasme, apie sveiką ryšį su savim, savo kūnu, su maistu, su darbu, su partneriais, tėvais, vaikais, su finansais, savirealizacija, dievu, su žodžiu, visuma gyvenimo, tas sveiki santykiai. Tai čia kažkiek ir tas lietuviškas mentalitetas, bet manau ne tik, yra ir kitų valstybių mentalitetas, kad labai svarbu būti produktyviam. Ypatingai dabar va, ta tokia pasaulio mąstymo pozicija, kad turi daryt, varyt, ten go hard or go home, čia užsimotyvuot bele kaip, kiekvieną rytą atsikelt ten su maks energijos, o Dieve, aš užkariausiu pasaulį. Nu šitas dar yra. Aš jau kažkaip galvau, kad po biškį tai krenta, dingsta, bet panašu, kad tai truputėlį pakeitė formą. Bet tas dar tikrai yra, kad norisi parodyti, kad pat aš darau daug. Net jeigu atsiranda dažniau gal moterų, kurios sako, kad jos, tarkim, iš flow būsenos kuria, bet iš pajautimo nedaro planuotai, o tiesiog vat, spontaniškai, tai pamatysit, kad jos tiesiog daro belekiek visko. Jos tada nesusikoncentruoja į kažką vieną, bet išsitaško į daug skirtingų krypčių. Tai čia vėlgi tas pats produktyvumas, kur galbūt anksčiau jos būtų variusios all in, nepaisydamos savęs ten kokią teisininkės profesiją, tai dabar jos ten tampa kokiom nors mentoriam ir daro 50 dalykų po ten 2 procentus indėlio, bet vis tiek 100% tame yra ir įsitaško. Tai vat, tai čionais, kai kalba apie tingėjimą, to mentaliniam lygmenį dažnai tai būna viena savoka viskam. Nesvarbu, kalbama apie produktyvumą, darbą, poilsį, nuovargį, perdegimą, tai, ką minėjau, tas pats atidėliojimas, visa tai vardinama dažnai vienu žodžiu tingėjimas. Ir kai mes viską taip vienu žodžiu įvardinam, tada pas mus nebėra vidinio aiškumo. Ypatingai, vat, kai vaikystėje dažnai girdim. Vaikas pavargo, jis atsigulė, ten tiesiog pagulėt, atsigauti ir iš karto tėvas nematė ten, tarkim, visos istorijos, kad galbūt tikrai vaikas kažką ten darė, aktyviai judėjo, reikia pailsėti ir sako, o tu vatingi, aš čia dirbu, tu mane padedi. Tada tas pats vaikas ten vėl kažką aktyvuojasi, daro, ten paruošia pamokas, tiek kiek galėjo, susikaupė. Vėl eina pailsėti, ateina mama, o tu ir vėl va čia tingi, nieko nedarai, jokių pamokų neparuošęs, bet jinai nematė to viso proceso. Ir vėl vaikui užsideda ta programa, kad okei, aš ten dariau savo dalykus, pavargau, tai reiškia tingiu. Aš ten mokausi, noriu pailsėti, nu tai vėl tingiu. Daryti pertraukas, negerai, nes tingi. Tai vat čia kame minusas, kad prie to žodžio tingi, tu tinginys ir vėl ten tas anas pridedama tas ketinimas tarsi kažkaip apkaltinti, užmotyvuoti per kaltę, per gėdą, per va tos pačius gąsdinimus, jau nekalbant apie smurtą psichologinį ar fizinį tuo labiau, tai labai daug tokio vat nuvertinimo, gėdinimo, kaltinimo, ketinimų ir tai duoda tą tokį slegiantį prieskonį, kad vat aš tai jau tikrai netinginys ir labai tada yra svarbu tai įrodyti. Ir jeigu mes poilsį vadinam tingėjimu, tai tada mum yra super sunku ilsėtis. Ir tuomet mum atrodo, kad mes tingime, nors iš tiesų esam pavargę. Tai va čia tas variantas, kur pačioj pradžioj, kai klausiau, tai kas nėra tingėjimas, tai nėra nuovargis. O nuovargis yra tada, kai aš tikrai labai norėčiau kažką daryti, bet, nu, vat, neliko tam jėgų.
Tai kai mes nuovargį vadinam tingėjimu ir dar save verčiame jaustis blogai už tą tingėjimą, tuomet mes ignoruojam vidinį poreikį ilsėtis. Mes tai atidedam, mes toliau save stumiam, mes toliau save spaudžiam veikti, eiti, daryti ir išlaikyti tą patį intensyvumą. Nors mes turėtume tą intensyvumą keisti ir leisti sau vat pabūti nieko nedaryme, nu, tam pačiam, sakykim, tingėjime, ar ne, kaitalioti savo tempą, ritmą, greitį, jau nekalbant apskritai apie moterį kaip apie būtybę, kuri savo dar turi kitokį ciklą negu, pavyzdžiui, vyrai. Ir jeigu mergaitę augina tik vyras, tik tais tėtis arba ten seneliai, dėdės, nu labiau va toj vyriško aplinkoje jinai auga, tai jau tenais bus daug vidinio konflikto, nes mergaitė bandys savo moterišką ciklą derinti prie vyriškų ciklų. Nu, kas yra visiškai kaip diena ir naktis. Vyrai refrešinasi kas dieną, o moteris pagal, pavyzdžiui, mėnesinės refrešinasi kas mėnesį. Jau nekalbam apie šiaip moters asmeninį dienos kažkokį tais ciklą, kada jūs ten jaučiat save daugiau mažiau energijos turinčios. Savaitės irgi pastebit, kada pikas, kada krenta. Mėnesis dažniausiai apie mėnesinės būna, tada turim ten metų tuos sezonus, kad kaip žmogus link žiemos mūsų slopsta energija ir resursai labiau tauposi per žiemą. Pavasarį mes esam kaip tik ryškesni, veiklesni. Tai vat daug tokių procesų, kurių mes praignoruojame ir tikimės išlaikyti tą patį produktyvumą non-stop. Tarsi bandytume būti sprinteriais, kai turim bėgti su maksimalia jėga trumpą atstumą ir bandom tai ištesti iki begalinio atstumo. Tai kai mes smegenim duodam va tokią užduotį, kad sprintinsiu ilgai ir dar nežinia, kada tai baigsis, tai va ta nežinomybė, to galutinio taško rezultato neužfiksavimas, neįvardinimas, nu, iškart smegenim yra atmetimas. Ir jos tada sakys, ne, sorry, tingiu, mes šito nedarom, čia nesąmonė, aš nesuprantu, kas čia per užduotis iš viso. Tai arba atmes iš karto ir sakysit, kad tingiu, arba varysit, sprintinsit maratono atstumą ir tiesiog galiausiai nuvargsit ir perdegsit. Tai, nu, manau, šito nesinori. Toliau dar einant prie tinginystės kaip etiketės ir nuosprendžio. Tai čia dar irgi norisi vėl apie tą poilsį pakalbėti, kad kai turim daug tų ribojančių nuostatų apie poilsį, apie pauzes, sulėtėjimus ir apskritai apie tokius pereinamuosius laikotarpius, tuomet apskritai mažesnis aktyvumas, lėtumas, produktyvumo trūkumas, kai mes darom kažkaip kitaip negu įprasta, tai vėlgi mes galim klaidingai pavadinti tingėjimu. Ir tai yra tiesiog, tarkim, nu, gyvenime etapas, kai nevažiuoja dalykai, nu, kai super susilietina viskas. Man taip yra ne kartą buvę ir čia buvo kažkur, man atrodo, link žiemos galo tai vyko, kai tiesiog taip viskas slow motion buvo. Ir dar iki dabar panaši ta nuotaika išlikusi, bet aš jau jaučiu, kad pagaliau aš atrandu savo tą ritmą, kaip aš noriu dirbt, kaip aš noriu tą dieną vystyt, kaip aš noriu savaitę, visą mėnesį, kaip noriu dėliotis. Aš pagaliau vat suprantu, tai koks tas mano ritmas, kur tikrai bandžiau daryti vat su tuo tokiu varai, kurį kiekvieną dieną čia 10-12 valandų. Tragedija. Tikrai ne man. Visiškai yra žmonių, kurie taip gali, bet ne aš. Tai va čia yra tas gebėjimas būti ryšyje su savim, kūnu, emocijom, mentalų, siela ir į tai atsiremti ir iš to pajausti, tai koks tas mano ritmas dabar, suvokiant, kad tai net po mėnesio gali pasikeisti, po pusmečio, po metų, gal kitais metais aš iš viso ten varysiu 10 kart greičiau negu kad praeitais metais, kas ten žino, o gal 10 kart lėčiau. Taip, tai vat, dar toliau apie tą sąvoką, kai, kai yra tas toks ribotas mąstymas apie poilsį, kad yra kažkaip negerai, nelegalu, ypatingai va dar, kai vaikystėje patyrėm kažkokias bausmes už tai, tai faktas, kad mes to nenorėsim. Poilsis lygu tingėjimas, tinginiu būti nedora, baisu, blogai ir gal net mirtina, žalinga ten sveikatai ir gyvybei pavojinga.
Tai tuomet į tai nesinori iš viso eiti ir bet kas bent biškutį siejasi su poilsiu, pavyzdžiui, atostogos, iš karto gali aktyvuoti imuninį atsaką. Nes imunitetas kaip sistema, imuninė sistema, jinai labai neša stiprią temą tapatybės. Kas aš esu? Nes mūsų ląstelės imuninės ir padeda atsirinkti. Tai vat tai, kas patenka į mano sistemą, čia aš ar ne aš ir ką man su tuo ne aš daryti. Naikinti, išskaidyti, išmest, kas čia vyksta. Ir kaip dar savęs nesusinaikintume, kaip man pačiai suvokti, kad vat aš esu aš. Tai jeigu aš ne tinginė, o ilsėtis reiškia tingėti, tai vėlgi aš niekada netingiu, aš ne tokia. Tai kai mes nukeliaujam į atostogas, tai dažnai tokiem žmonėm iššauna simptomai, ligos, peršalimai šalyse, kur ten +40 ir jokio vėjuko net nėra. Tai kodėl taip įvyksta? Nes aktyvuojasi imuninė sistema ir sako, aš negaliu ilsėtis, nes aš netinginė, man negalima. Čiagi aplink mane visi tokie dirbantis, kaip aš čia palikau krūvą darbų savo bendradarbiam, nu, ne, negaliu. Tada įvyksta va ta bausmė, kad po poilsio ar poilsio metu atsiranda simptomai, ligos ar kažkokios kitos fizinės traumos. Ir tai gali vykt nebūtinai kalbant apie atostogas. Pavyzdžiui, ten, jeigu aš prioritetizuoju kitus labiau negu save, nes ten prioritetizuoti save ir dėl savęs tiesiog vat, pagulėti ant sofos vonioje ar, nežinau, saulėje pasideginti, tai yra savanaudiška ir taip daro tinginiai. Tai tarkim, jeigu aš esu vaikų mama, vaikus išsiveža ir aš pagaliau turiu tą dieną savo, nu tai nenustebkite, jeigu susirgsit, nes vėlgi imuninė sistema sako, ne, aš netokia, aš netinginė, aš negaliu taip imti ir gulėti, o daryti darbų nenoriu, nes vat, vaikų nėra, vyro nėra, tai kaip ir galiu čilint, nieko neveikti, tai vėlgi gali aktyvuotis imuninė sistema, užsikelt kažkokie uždegimai, grįžti seni simptomai, senos ligos arba kažkas naujo atsirasti. Taip, jo, apie reikšmes pasakiau. Irgi dar tas momentas apie sąvoką, kad ai tingiu, kai naudojama jinai per plačiai ir kai sau iš tiesų nenoriu pripažinti, kas realiai viduj vyksta. Tarkim, nenoriu pripažinti, kad aš negaliu, nesuprantu, nesugebu, man tai neįdomu, nerūpi, man to nebereikia, nepatogu, bijau. Tada mums kartais būna lengviau pasakyti, ai tingiu. Pavyzdžiui, laukia kažkoks ten darbas, kurį kaip ir galiu, negaliu, noriu, nenoriu padaryt, nu, žodžiu, nebūtina. Bet kažkoks vat viduj yra tas poreikis, kad reikėtų padaryt, kad gal ten man visai to reikia, tai pakeliui į mano tikslus, kad ir tas pats sportas, ane. Bet iš tiesų ten atidėlioju, nes bijau, kaip čia atrodysiu sporto salėj. Gal ten man nepatinka mano apranga, bet naujai aprangai pinigų neturiu. O galbūt ten viena bijau eit sportuot, nes nežinau, ką daryt su visa ta įranga. Ir tada, ai, žodžiu, šiandien tingiu. O iš tiesų, va ten yra giluminės tos nuostatos apie save ribojančios. Ir ypatingai pastebiu, žmonės naudoja tą ai tingiu tada, kai jie atidėlioja ir nenori sau pripažinti, kad atidėlioja ir nenori to labiau gilintis, dėl ko jie atidėlioja. Tada yra lengviau sakyti, nu, kad jo, tingiu, nu, kažkaip nejaučiu, ne vaibas, neturiu čia nuotaikos, energijos ar dar kažko. Tai čia yra tokia labai labai ta plona riba, kurią reikia pačiam vat, viduj savo atsakyti. Ar tai tikrai tinginys, ar tai tikrai yra tas dalykas, kurį man reiktų rinktis daryti ar nedaryti, jeigu aš tai darau, tai kokia intencija už to, jeigu aš to nedarau, tai kokia intencija už to. Ir tiesiog galit, jeigu jau too much information dabar, tai pagrindas tai va tas klausimas, ką tai man reiškia apie mane. Nes turbūt sudėtingiausias momentas, kai mes pradedam tapatinti su tuo, būtent per reikšmę, ką jau irgi kalbėjau apie imunitetą ir dar pasikartosiu,
kad jeigu tas tingėjimas iš esmės reiškia, kad, tarkim, aš tingiu, tai reiškia, kad man nerūpi, kad aš ten blogas vaikas, kad aš ten kvaila, nesupratinga, kad aš ten silpna, nemoku ar nežinau, bet aš negaliu parodyti, kad aš nemoku ir nežinau, nes taip nepriimtina buvo mūsų šeimoje. Ir tada negaliu ilsėtis, ten tingėti ir panašiai. Čia daug tokių labai įdomių dalykų gali užsisukti, kur po to mes pradedam tingėti tuose dalykuose, kurie mums svarbus ir persistengti ten, kur mums yra visiškai nesvarbu. Tai jeigu jūs matot, kad yra kažkokios sritys jūsų gyvenime, kur jūs šiaip jaučiat, kad persistengėt, daugiau įdedat savęs, negu norėtumėt, darot perdėtai arba darot perteklinius veiksmus, tai greičiausiai beveik 100% už to yra kaltė ir gėda. Vadinasi, jūs esat varomi ne savo norų, bet svetimų tėvų, senelių, giminės sistemos, ten pasaulio kažkokių įdiegiamų normų. Tai žinokit, kad šiaip už tingėjimo visada bus gilesni sluoksniai. Retai kada būna tiesiog tingus žmogus. Vis tiek, jeigu mes pabūtume su ta tema, išsiklausinėtume, tai jūs pamatytumėt, kad žmogus tingi, nes ne prioritetas ir jis, pavyzdžiui, savo to nepripažįsta ir vietoj to, kad jis atšauktų tą užduotį iš savo gyvenimo, tarkim, nenoriu aš sportuoti, man realiai tai ne prioritetas, man dabar nusišikti ant sporto ir viskas, išbraukiu iš savo to-do listo ir leidžiu savo net negalvot apie tokį dalyką, kad sportą įtraukti į kasdienybę. Ir that's okay, viskas. Dažniausiai tada žmogui tiek daug įvyksta tokio vidinio releaso, atsipalaidavimo, ateina tiek daug energijos ir jis gali realiai pradėti daryti tai, kas jam svarbu, tada iš to jisai užsiresursina, užsipildo ir savaime ateina natūralus poreikis, aš turiu ekstra energijos, tai kur ją galiu padėti? Galbūt į sportą, nes pat metus savo leidau sąmoningai su vidinė taika nesportuoti. Tai va, tai labai pasityrinėkit viduj, ką tai man reiškia. Išsikelkit šitą klausimą, susirašykit tais punktais ir rašykit viską, kas ateina, net jeigu tai pradžiai atrodys nesąmonė, kad tarkim, jeigu tingiu, tai reiškia, kad aš negraži. Okei, kaip įdomu, papasakok plačiau, va taip su savim pasišnekėkit ir pamatysit, kad tikrai yra nemažai dalykų, kuriuos galit pastebėti savy, pastebėti, ką jūs perkeliat į kitus, apie kitus sakot, kad tai reiškia, čia ne aš, čia kitas toks, aš tai čia labai darbinga, čia jis mane smugdo, trukdo ar demotyvuoja. Jo. Judam toliau, dvasinis lygmuo. Kažkaip maniau, kad sutilpsiu valandą, bet matau, kad trupučiuką viršysim. Tai čia norėčiau pasiskubinti, bet sakyčiau, turbūt svarbiausias sluoksnis, nes jisai yra pats giliausias, jisai yra tarsi tas, kuris maitina, jeigu sudėliojam kabutėse teisingai, jeigu tikrai pradedam iš savo gelmių į išorę, tada mes galim atsiremti į vertybės, į savo gyvenimo kryptį, tai būtų misija, tikslai, užduotis. Tada mes suvokiam, kokiegi tie mano talentai ir mums tarsi pasidaro svarbu juos įprasminti, juos išpildyti. Ir būna kartais žmonės išeina į tą tingėjimą iš kažkokio skausmo vengimo. Tas pats sportas. Tingiu eit, nes sunku tenais kilnoti, po to kitą dieną skauda, tada aš negaliu normaliai lipti laiptais ir panašiai. Skausmo vengimas. Dar kartais gali būti, kad tai apie praeities skausmą. Pavyzdžiui, kaip irgi rašė komentaruose, baudė buvo fizinis smurtas. Ir aš to nepradirbau terapiškai. Man tai vis dar yra apie skausmą, apie traumą, apie nuoskaudą, apie pyktį, apie tą didžiulį tokį negatyvų krūvį. Aš tame nematau prasmės, nematau pozityvo, nematau tame dovanos, vadinasi, aš tame nepasiemu resurso. Tai ten, vadinasi, einu energetiškai į minusą, nei pliusą. Ir kas gaunasi, tai netenka prasmės, ten nuteka į minusą energiją ir aš tada visose temose, kurios susijusios su to fiziniu smurtu ir tingėjimu, aš tenais rinksiuos nedaryti. Tai jeigu mes įprasminam skausmą, jeigu mes išdrįstam įgalinti tos savo talentus ir visą tai atremiam savo tikras, realias vertybės. Ne į tas vertybės, kurias mes norėtume turėti, bet į tas, kurias mes realiai dabar savo kasdieniais veiksmais, aplinka, pasirinkimais išpildom,
tai tada mes tikrai galim kryptingai veikti ir tada mes suprantam, okei, čia prioritetas, čia ne prioritetas, čia aš darau, čia nedarau. Tada net nelieka tokio žodžio kaip tingėjimas, nes tiesiog tu supranti, ką tau reikia, nori, gali daryti, ko tau nereikia, nenori ir negali daryti. Ir viskas pakankamai pasidaro aišku, nėra kažkokių dvejonių ir panašiai. Tai va ta giluminė vidinė motyvacija. Ir čia turbūt svarbiausias apibendrinantis klausimas tai yra, kam man to reikia. Dar prie šito truputėlį prieisim, nes bus sekantis klausimas. Tai toj dvasiniai plotmėj, žiūrint dar giliau apie vidinę motyvaciją, apie tą prasmę, tai čia mes vėlgi turim atsižvelgti ryšį su savim, kaip su siela, su ta dvasia, jeigu esat labiau ten, tarkim, iš krikščionybės, tai šventa dvasia per ją su Dievu, su Jėzum, jeigu ten tikit visatą ar dar kažkokiais kitais dalykais, tai žodžiu, kažkas, kas yra didesnio už mus. Ir tada mes ryšyje su tuo jaučiam tą tokį giluminį įkvėpimą, tai mus uždega ir atsiranda tokia mintis, kad aš negaliu nedaryt, tai mane tiesiog šaukia, kviečia, tai mane ir stumia, ir traukia, ir aš tarkim guliu tingiu, bet mintyse vis tiek sukasi kažkokios idėjos, vizijos, dar kažkas ir, nu tai atrodo įkvepia, bet, nu, vat, tipo, tingiu. O iš tiesų dažniausiai ten tiek daug atsidaro nuostatų, savęs ribojimų, kad o gal čia niekam nereikia, gal čia niekam neįdomu, čia visi tą daro. Nu, čia labai ta vat, savirealizacija plačiaja prasme. Tai grinai tingėjimas, pavyzdžiui, krikščionybėj laikoma nuodėme. Ir kalbu apie nuodėmę, tai čia ne apie kažkokį supurvinimą, suteršimą ar kažkokią ten gėdą ar dar ką. Bet nuodėmė iš graikų kalbos vertimas, tai lankininkų sąvoka, kur taikyti, tiesiai pataikyti taikinį. Tai nuodėmė, nuodėmens, atitolimas nuo centro, o centras yra meilė, tiesa, šviesa. Tai viskas, kur mes nepataikom į centrą, į meilę, šviesą, tiesą, tai vat tai yra nuodėmė. Ir tingėjimas irgi yra viena iš tokių nuodėmių, nes jinai nesiremia į šviesą, meilę ir tiesą, nes aš kažkur savo meluoju, tai tada einu labiau į šešėlį, tada pasireiškia kažkokia nemeilė, nepriėmimas savęs. Nu ir taip mes užsisukam tuose žaidimuose tamsiuose, kur užsisukam tingėjime, atidėliojime ir panašiai. Tai čia labai kviečia vat į tą ryšį su Dievu, per jį pažinimą savęs, į tą misijos įsivardinimą, suvokimą, tai kas aš esu, ką aš čia veikiu, kur aš link einu, kaip man čia dabar reikia save išpildyti ir prisiimti apie tai atsakomybę. Ir va čia aš irgi rašiau paskutinis tas sakinukas, kad yra super plona riba. Tai čia tiesiog yra visiškai asmeninis tyrinėjimas, aš jums nepasakysiu, kur tas koks tas dievas ir kaip ten daryt, kur ryšį su juo, čia yra asmeninis, intimus patyrimas, kurį jums patiems reikia atrasti. Tiesiog norisi pašviesti, kad yra super plona riba tarp to, kad aš atsiduodu Dievui, Dievo valiai, jo vedimui, tam paleidžiu kontrolę, visą kitą. Ir čia yra pavojus įkristi tą tingėjimą, tai svarbu išlikti sąžiningai su savim ir lygiagrečiai būti atsakinga. Tai plona riba tarp atsidavimo ir neatsakingumo, kad jo aš vis tiek turiu laisvą valią, aš renkuosi tingėti, netingėti, daryti, nedaryti, pagal savo ir svetimas vertybės, eiti savo ir svetimų kelių, save įgalinti ar kažkaip nužeminti, nusilpninti, nuvertinti. Visur yra tiesiog non-stop pasirinkimai. Ir viskas. Tai kai jūs savo šitą įsidėsit, kad aš renkuosi, ne mane kažkas verčia daryti, nedaryti, jaustis ir panašiai. Mus galėjo versti, kai vat, buvom maži silpni vaikai ir priklausomi nuo tėvų. Tada tikrai galėjo versti, nors ir tame kažkiek galėtume atrasti asmeninės laisvos valios ir ten visokių sielos susitarimų ir panašiai, bet vėlgi, ne apie tai tema. Tai va, tai tingėjimo tas dvasinis aspektas kviečia pasižiūrėti labai labai tą gilią vidinę motyvaciją ir realiai savo nuoširdžiai atsakyti, kam man to reikia ir neignoruoti to, kas mano širdį uždega. Nes jeigu aš vėlgi labai slopinu save, savo potencialą,
tą tokią žaismę, tą jo vidinę motyvaciją, tai jinai ilgainiui, nu, ir išblėsta ir tada vyksta pasimetimas, tada ateina tie išsireiškimai, kad pamačiau save, pamiršau save, išbarščiau save, tai, nu, nesat jūs daiktai, kad pamestumėt, nesat jūs ten lėkštė sudužusi, kad išsibarstytumėt. Tai tinka kaip metafora, bet iš esmės tai vėlgi nėra to giluminio ryšio. Tai vėl biškį save sulėtinu, noriu vandens, jūs irgi atsigerkit, ten tualetas dar kažkas. Ir ar čia plius minus kažkas aišku? Nes tas dvasinis lygmuo visą laiką yra toks subtiliausias, jis kaip ir abstraktus, bet dažnai labai taip taikliai perveriantis į esmę. Tai man svarbu žinoti, ar tiesiog atnešiau aiškumo šitam sluoksnyje, lygyje, būtent tingėjimo temai, ar ne. Ir gali tiesiog jo rašyti pliusiuką ar dar kažką. Taip, viskas aišku. Nu va, kaip gerai. Kad tik to užtektų, ane? Vat viskas aišku ir jau dalykai pasidaro. Jo, būtų labai labai smagu ir paprasta, bet gal tam tikrą prasme ir mažiau įdomu. Tai vienas iš klausimų, kurį gavau šitoj temai jau iš auditorijos, tai kaip atpažinti, tai nuovargis ar tingėjimas. Ir jau čia buvau įvardinus ir va taip vaizdžiai išskirsčiau, kad nuovargis tai yra labai aišku, kai aš viduj turiu to noro, turiu motyvacijos, bet aš pagal energinius resursus jaučiu, kad, nu, negaliu, nu, tiesiog neprisiverčiu, neišeina tam skirti jėgų. Grynai dažnai žmonės sako, neturiu jėgų tam. Arba būna kartais įvardina, neturiu laiko. Tai čia jau labiau toks irgi prioritetų klausimas, kad, nu, renkuosi tam neskirti laiko. Man tai yra mažiau svarbu arba vapšė net nesvarbu, bet savo to nepripažįstu, tai tada lengviau sakyti, kad nėra laiko. Ok. Tai va, tai nuovargis labai aiškiai jausis, jeigu mes vis tiek per tai darysim, per tą negaliu, tai bus savęs toks kaip išsunkimas, spaudimas, vertimas, kad, nu, aš esu nulyje energetiniam, fiziškai energetiniam nulyje, ne ezoteriškai, bet vis tiek vat save pušinu daryt. Nu, tokia tiesiog prievarta. Tingėjimas irgi gali jaustis kaip prievarta, bet ne iš energijos resursų pusės prizmės, bet iš to nepatogumo. Tai bus labiau tas pojūtis priešinimuose, kad nefaina, čia neaišku, nepatogu, ai būtų geriau, jeigu čia nereiktų daryti. Ir toks truputėlį įsijungia tas vaikiškumas, kad geriau, kad mama už mane padarytų, arba geriau, kad tėtis padarytų už mane. Tai kuomet aš suprantu, kad, nu, fiziškai su visais tais faktais aš realiai aš galiu padaryti, bet aš renkuosi to nedaryti. O jau kodėl renkuosi, nu, tai ten N+K priežasčių, apie kurias jau kalbėjau, galimas priežastis. Tai čia vat esmė yra tas jausminis aspektas, tai kaip man jaučiasi. Dėl to pačioj pradžioj buvo klausimas, kas yra tingėjimas ir kaip aš tą savim patiriu savo kūnu, kaip aš tai išjaučiu, iš kokio jausmo aš suvokiu, kad aš tingiu, koks tas mano tingėjimo jausmas kūne. Tai nuovargis man asmeniškai yra kaip išsunkimas, išspaudimas, vertimas, vat tas jo išsekimo, išsunkimo jausmas, o tingėjimas labiau kaip nepatogumas, priešinimasis, vat kažkas nekomfortiško, naujo, neįprasto. Ir būtent tam tingėjimą ir įsijungia va ta smegenų funkcija, kad čia man nepažįstama, čia kažkas naujo, ne, pataupykim gal biškį jėgas. Taigi, va, laukia ten svarbi vakarienė, kurią tu ten jau 10 metų iš eilės tokią pat gamini. Jo, tai čia labai šitas dalykas sužaidžia, kai kalbam ir apie terapiją, apie visokias transformacijas, apie ten mentorystės, apie
praktikas, ypatingai kai tai yra ciklai, kai tai yra kažkas tęstinio, kam reikia ilgalaikį perspektyvą įsipareigoti, tai va čia gali įsijungti tas tingėjimo žaidimas, kad kadangi tai nepatogu, tada pradedu dėlioti atmaskės, kad ai neturiu laiko, neturiu ten pinigų, neturiu jėgų, neturiu dar ten kažko ir tarsi vat atsakomybė nueina į laiką, į dėmesį, į energiją, į pinigus, į žmones, ten vaikus, nu žodžiu, turbūt suprantat. Ir kai atsakomybė kažkur ten, kaltė kažkur ten, vadinasi ir galia kažkur ten. Galia jau nebe pas mane. Aš tada vargšė, apvogta nuo galimybių ir vat, nu negaliu sau leisti keistis. Mhm. Jo, tai vėl biški nuo tingėjimo temos, bet jeigu kas aktualu, tai žymėkite sau, po to rašykit man ir apie tai darysim laivą arba bent jau kažkokį reelsą postą ir panašiai. Tai iš čia jo jausminis aspektas ir vėlgi dažnai tingėjimą kartais mes tą vat nuovargį vardinam tingėjimu, kai vėlgi neturim ryšio su kūnu, emocijom, mentalų savo sielą, tada mes jaučiam nuovargį, bet vėlgi dėl visų ten praeities patyrimų sakom, nu ne, aš tiesiog tingiu, aš negaliu tingėti ir tada verčiam save. Tai linkėčiau to nepatirti, labai nesmagu, bet manau beveik visi esam tai savų kailių perėję. Taip, kaip įveikti tingėjimą be grįžimo į pradinę padėtį. Tai čia šiek tiek pakalbėsiu iš to, kaip aš tai suprantu ir tuo pačiu dar pasakysiu, kai aš pasitikslinau su ta moterim, kuri uždavė šitą specifinį klausimą, nes man iš karto kilo klausimas, tai kas tas grįžimas į pradinę padėtį, kokia ta pradinė padėtis, ką reiškia be grįžimo, ką reiškia įveikti, nu žodžiu, čia jau terapija prasidėjo biškai susirašinėjant. Tai pirmas akcentas ant žodžio įveikti. Viskas, kas kyla mumyse iš mūsų ir jeigu mes norim tai veikti, su to kovot, kažkaip tai ten sunaikint, sutraiškyt, išskaidyt, nu žodžiu, sutaisyt, eiti vat per tą tokį negatyvų vertinimą, tai vėlgi dažnai kels vidinį konfliktą, tada mes tos dalies savyje nepamatysim, vidinis konfliktas veda prie kažkokių nepatogumų, prie įtampos, streso, stagnacijos ir galiausiai prie fizinių simptomų. Tai nebandykit savęs įveikti, bandykit veikti su savim, sveikti su savim, sąmoningai veikti su savimi. Veikti vat per tą tingėjimą, patyrinėti tą tingėjimą, iš kur, kaip, kas, kodėl ir tada ateis natūraliai tie atsakymai, tai kaip man su tuo tvarkytis. Ne pagal šablonus ar dar kažką, bet man asmeniškai. Ir iš tų visų 4 lygmenų čia pirmiausia, ką įvardinu, tai dvasinis lygmuo yra savivertė. Ją suvokt, kad tai yra prigimtinė ir jinai visiškai absoliučiai nepriklauso nuo to, kaip darau, nepriklauso nuo rezultatų, jinai visiškai atskiras dalykas savivertė ir produktyvumas. Nes tol, kol jūsų savivertė priklauso nuo rezultatų, nuo produktyvumo, nuo darbo, kiekio, intensyvumo, apskritai nuo darbų, nu tol jūs neturėsit to sveiko ryšio nei su poilsiu, nei tuo pačiu su darbu ir kokybe. Jums bus labai sunku. Jūs arba per daug darysit, arba per mažai. Arba vat nueisit į tą tingėjimą, arba nueisit į savęs išdalinimą, ištaškymą. Kitas momentas tai vidinis autoritetas. Tai čia toks persipina kaip dvasinis su mentaliniu, nes čia yra apie įsipareigojimą savo. Kai irgi labai dažnai pastebiu ir savyje, tikrai tą pastebėjau, turėjau momentą, kai man buvo sunku tiesiog pačiai su savim sportuoti. Man reikėjo kažkokios draugės, kuri kartu sportuoja, man reikėjo kažkokio trenerio, kažkokios grupės. Paskutinius metus pusantrų, čia dar 24 metais ir biškai anksčiau, kol dar intensyviai dirbu kineziterapeutė, tai darbas su klientais man buvo tas įsipareigojimas sau, kad aš judu. Ir jeigu būdavo laisvos dienos, savaitės, mėnuo, aš nesportuodavau, man būdavo lengviau prieš kitus įsipareigoti. Tai va čia vėl to tokio vidinio autoriteto netvirtumas arba net kartais ir nebuvimas. Tada lengviau yra atsakyti prieš tėvus,
prieš trenerius, ten prieš terapeutus, prieš dar kažką, prieš ten vyro, žmoną, vaikus, senelius, kaimynus, prieš kažkokius ten Instagram influencerius ar prieš savo Instagram auditoriją. Nes tipo, kaip aš, ten psichosomatikos specialistė, nesportuosiu, aš čiagi turiu rodyti pavyzdį. Ne velna, aš turiu rodyti, kad aš esu žmogus ir aš noriu parodyti, ką reiškia būti žmogum, kuris veikia kaip psichosomatinė būtybė, kuris gali sau leisti sportuoti, nesportuoti ir vis tiek išlikti sveiku. Tai čia aš tikrai ne apie tai, kad nesportuokit ir būkit sveiki, tai manau, kad tai nelabai eina koja kojon, bet žodžiu, dėkit akcentą ant vidinio autoriteto ir mokymosi įsipareigoti savo, kad čia man reikia. Man reikia sveikatos, man reikia sporto, man reikia sveiko maisto. Ir kam man to reikia. Tai grįžtam į tą dvasinį aspektą, vidinę motivaciją giluminę, kam man to reikia. Dar koks svarbus momentas. Šiandien tik tai skaidėliau skaidrės ant greičio, tai galvojau paminėsiu, mesgi su kitu specialistu, Kšištofas jo vardas, mes su juo kuriam tą projektą, svajonį įprasminantį gyvenimą. Tai čia ne apie šiaip, kad pasvajosim, pamanifestuosim ir panašiai. Ne, ten yra tiesiog bombinė visa struktūra sudėliota 6 savaitgalių, kol kas, galbūt biškai sutrumpinsim, prailginsim, žodžiu, pirma ta laida dalyvių gaus visiškai gryną šviežią turinį apie tai, kaip eiti į savo svajonės. Tai pavyzdžiui, jeigu jūsų svajonė yra ten sveikas kūnas, jeigu jūsų svajonė yra, nežinau, pagimdyti 2 vaikus, ar svajonė pradėti savo veiklą, verslą, ar svajonė susirasti partnerį, ar turit kažką, kas dega jumis, ar norit ten paleisti kažkokį savo unikalų produktą, o gal jau užauginat mažiausią leliuką ir iš viso norit kažką kurti iš savęs, bet nežinot ką. Tai va čia, ten mes tyrinėsim svajonę kaip dalyką, kuris mums padeda augti, pažinti save ir eisim vėl per tos 4 lygmenis - fizinis, emocinis, mentalinis, dvasinis, kaip auginti tą vidinį autoritetą, kaip išpakuoti tą vidinę motivaciją, kuri eina ne iš tų, kaip čia pasakyti, ne iš pasaulio, bet kuri eina grynai iš sielos, iš Dievo. Čia turbūt mes dėsim akcentą, kad tai nėra šablonai, tai nėra strategijos, kad va, čia padarykit 10 žingsnių ir jūs čia pasieksit svajonę. Ne velnio, kiekvieno atvejis kelias yra super unikalus. Ir mes per tai vesim. Tai aš tiesiog labai žaviuosi ir juo kaip specialistu ir žaviuosi savo drąsa, kad išdrįsau tokį projektą su juo inicijuoti, kurti ir mes ten atnešam savo tas žinias, jisai labiau iš tos konsteliacinės šeimos sistemos, aš iš psichosomatikos, iš kūno. Žodžiu, aš kai apie tai galvoju, kai mes kartu dirbam prie šito projekto, tai man čia ir tortas, ir grietinėlė, ir dar vyšnaitė ant torto. Viskas tiesiog toks full package. Tai stebėkit, aš jį irgi pasikviesiu arba į grupę, arba greičiausiai tiesiog darysim laivą. Tai irgi jau minėjau šito pokalbio pristatymo pradžioj, tingėjimo psichosomatikos temos pradžioj, kad bus laivas. Ir pakankamai greitai. Tai žodžiu, stebėkit akylai, nes aš ne visada visko spėju dalintis, plus matau, kad algoritmai iš viso katastrofa, vieną dieną ten 200 peržiūrų, kitą dieną 1200. Niekaip nesuprantu, kaip tai veikia. Grįžtam prie tingėjimo temos. Matau, kad yra vienas noriu, tai rašykit asmeniškai. Aš pasakysiu, parodysiu, jeigu ką, tai pas mane Facebooko sienoj prisekti visi dalykai. Stengiuosi privačioj Facebooko grupiai viską kelti iš karto laiku, kad pirmiausia gautumėte informaciją. Ir jau būtinai, kai pradėsim tą tokią labiau viešą komunikaciją su Kšištofu, tai aišku, dalinsiuosi elektroniniu paštu. Tai tikrai jo, gausite. Tai pirmas žingsnis - savivertę ją stabilizuoti. Ne žema, ne aukšta, nekelti, bet stabilizuoti. Čia irgi apie savivertę, manau, reikėtų atskirai pašnekėti. Tai ypatingai svarbus tas ryšys su Dievu.
Antras dalykas - vidinis autoritetas, įsipareigojimas sau ir apskritai įsipareigojimo klausimas. Tai čia yra labai labai apie tapatybės temą. Apie tai concordusaldus.com yra visas atskiras kursas. Aš daugiau nei liga ir ten grynai neriam į tapatybę, į identitetą. 2 valandų teorija ir valandos viršų praktika yra, kur jūs galit, nu ne tik, kad galit, bet aš ten jūs realiai vedu per tą vat netiesioginį ryšį, eiti į tą temą, išnagrinėti visą savo kūdikystę, vaikystę, paauglystę ir ypatingai tai to vat paaugliško etapo dalykas - įsipareigoti, pagaliau atsirinkti. Tai kaip aš noriu kaip tėvai, kur aš noriu priešingai negu tėvai ir koks tas mano viduriukas, derinys su visa meile ir pagarba tėvam, ką aš kopijuoju, ką aš darysiu priešingai ir ką aš kursiu, vat lipdysiu kažką naujo. Trečias dalykas, kaip įveikti tą tingėjimą, tai nuostatos apie savirūpą, savęs prioritetizavimą. Čia labai svarbus momentas, nes kažkaip ypatingai tam lietuviškam mentalitete, ir dar jeigu einam labiau į tą krikščionišką religiją, kuri tokia oldskūlinė labiau, tai daug to tokio aukojimosi, kad vat kitas svarbiau negu aš. Ir čia kartais mes išeinam į tą tokį perdėtą išaukštinimą, kad svarbiausia, jog visi būtų laimingi, tada ir aš būsiu laiminga. Visus pamaitinsiu, o man trupinėliai. Nu tai kai jūs einat vien tik ant trupinėlių, faktas, kad kažkada jau pritrūksta tos energijos, tada jūs matot, kad jūs jau nebeturit tiek tos kokybės ir energijos dalykam, kuriem gal turėjot ir visai neseniai. Ir dabar šast ir nebėra tų jėgų, o vakar jau buvo, tai kaip čia dabar šiandien nėra, rytoj nėra, poryt nėra, jau visą savaitę mėnesį kaip nėra, vis dar aš vat tingiu, nes tiesiog nesuvokėt, kad savim pasirūpinti ir kitų pasirūpinti yra tiesiog lygiavertiški dalykai. Ir aišku, dabar tas visas New Age bumas sako, kad ne, pirmoje vietoje tik tais aš, tik tai sau. Tai to savanaudiškumo turi būti, bet jis turi būti sveikas. Vėlgi, ta tokia auka, atsidavimas irgi labai labai plona riba, tai šitai giliai neįsiu, bet tiesiog peržvelgti savo vidinės nuostatas apie savirūpą ir savęs prioritetizavimą. Ar aš sau leidžiu? Ir tikrai labai dažnai ypatingai moteris tai pasiima iš savo mamų, nes matė, kad ten jos gal atsakomybės apsiėmė nevaikiškas ir svetimas, tada mes šitą elgesio mąstymo modelį irgi gaunam, tada tame daug nerimo arba labai daug depresijos, daug overthinking, underfeeling, daug pergalvojimo, nedajautimo. Jo, tai vat palikau tokius vedančius klausimus apie intenciją, apie tai, kaip aš tvarkausi su vidiniu pasipriešinimu, čia dar paminėsiu, ir sunkumu, santykis su disciplina, pasipriešinimas. Tingėjimas kartais mums kyla ir kaip reakcija į sunkumą. Ir čia labai tai atsiremia į santykį su tėčiu, nes jeigu mes jį turim, ir jis viduje aiškiai yra, ir yra priėmimas tėčio kaip asmens, kaip dalies, kaip vyro, kaip pozicijos savo gyvenime, tai tada yra tas giluminis ne tik kad žinojimas, bet ir tikėjimas, kad aš galiu viską ir aš tiesiog iš esmės galiu, kad ir kas benutiktų. Ir tada, tarkim, mėnesį palankau sportą, išvarau atostogų 2 savaitėm. Ir aš suvokiu, kad bus labai sunku po 2 savaičių vėl grįžti prie sporto. Bet aš galiu. Nėra atvirkščiai. Nėra taip, kad aš galėčiau grįžti į sportą, bet tingiu, nes čia 2 savaitės jau nieko nedariau, tai tipo dar savaitę patingėt, niekas čia nepakenks. Ir dar savaitę, nes nesutvarkoma su tuo pasipriešinimu, nesutvarkoma su tuo sunkumu, su tuo trikdžiu, tai yra neįveikiama ir atrodo, kad tai yra stipriau negu aš. Tai žodžiu, einat į terapiją su tėčio tema, auginat vidinį autoritetą, auginat įsipareigojimą sau ir pradedat matyti, kad tą tingėjimą net jo nereikia įveikti. Vėlgi, kai aš žinau, kur aš esu, kas aš esu, ką aš čia veikiu, tada viskas aišku, darau arba nedarau, nėra to tokio viduriuko tipo tingiu, galiu, bet nedarysiu. Ne, to tiesiog nebelieka. Arba tada aš jau žinau, kas iš tiesų slypi už to tingėjimo. Ir santykis su disciplina. Šitas žodis kažkaip žmonės vis dar gąsdina tiesiog.
kai kurias net sukausto, tipo, o Dieve mano, bele kas tik nedisciplina. Tai paieškokit tada, jeigu netinka šitas žodis, ieškokit savo kitokios sąvokos. Galbūt labiau tiks kažkoks lietuviškas žodis, o ne toks tarptautinis. Pažiūrėkit, kaip jūs tai galit savo įsivardinti. Man kas labai padėjo, kadangi disciplina iš mano ankstesnių laikų buvo labai susijusi su savęs baudimu, griežtumu, su tokiu net kenkimu ir tam tikrą prasme savęs niokojimu, nes man tai siejasi su valgymo sutrikimu, persisportavimu, nedavalgymu ir ultra aukštais standartais, perfekcionizmu, nu žodžiu, kad iš savęs turiu ne šiaip 100% išsunkti, bet dar ten išgręžt, sutraiškyt ir ten nieko žodžiu nelieka. Tai man, kai pradėjau gilią terapiją, supratau, kad viskas, aš nebegaliu būti disciplinuota. Tada išėjau į tą tokią ultra flow būseną, kas irgi biški nesąmonė, nes ten prasideda emociniai bangavimai, nestabilumai, nuotaikos yra nėra ir matai, kad tie tikslai taip tik tolsta, niekas nepasidaro iš tos nuotaikos. Tai disciplina, jinai man tokia kaip krantai upei, nes jeigu mes turim upę be krantų, tai kas įvyksta? Tai tiesiog didžiulė bala, tai yra jūra, vandenynas, užlieja kraštus, be formos, skęsti žodžiu. Bet kai dedam krantus, tai tada atsiranda forma, aptakumas ir atsiranda svarbiausia kryptis. Tai man kas labai veikia, tai lanksti disciplina. Tada aš suprantu, kad disciplina yra kažkoks paternas, atsikartojimai, bet tame aš galiu būti lanksti tiek, kiek gebu pažinti savo resursus. Ok, gal šiandien aš nenoriu, tingiu, ar tikrai suprantu, kad labai prastai miegojau, labai trumpai miegojau, labai ten gal kažkoks emocinis stiprus krūvis buvo vakar. Gal ten, nežinau, pasimeldžiau labai intensyviai ir išnešinėja mano visus ten sielos lygmenis, vyksta kažkokios transformacijos ir aš tiesiog realiai neturiu resurso šiandien sportuoti. Ar man su tuo taika Aurelija? Ok, taika, tai apie mane iš esmės nieko nereiškia. O čia svarbiausias momentas, prie jo dar grįšiu. Tai man veikia ta išraiška žodžių lanksti disciplina. Bet jūs pasiieškokit savo asmeninio santykio su disciplina. Čia dar pateksim. Nu, per daug į priekį. Truputėlį pasiskaitysiu, esu pasirašius iš tos moters, kuri man uždavė šitą klausimą, kaip įveikti be grįžimo atgal, ir aš jos klausiu, kas tas grįžimas atgal. Tai jinai ir kalbėjo būtent apie tai, kad pradedi daryti, va ten sportuoti, maitintis, rūpintis savim, bet tik biški kažkas ir vėl išsimušu grįžtų į pradinę padėtį, į nieko nedarimą. Tai nieko nedarimas iš esmės neįmanomas, jeigu jūs, tarkim, nesate invalidai komai, tai jūs tikrai negulit, jūs kaip minimum vaikštot, bent jau nuo kompo iki tualeto, nuo tualeto iki mašinos, darbo vietos ar dar kažkur, tai jau kažkiek judat. Tai jūs į tai galit kažką inkorporuoti. Tai sakyt, kad nieko nedarau, yra realybės neigimas. Irgi nėra taip, kad jūs nieko nevalgot, jūs ne augalai nesimaitinat saulės energiją, tai jūs kažką valgot vis tiek, tai vadinasi kažką darot. Tai vadinasi galite vesti mini modifikacijų. Čia dar irgi dalykas, kada tingėjimas gali įsijungti, kai aš užsikeliu belekiek, kad aš šiandien arba rytoj pradėsiu ir sportuoti, ir maitintis, ir ten dar kažkokį ekstra dalyką daryti ir mano smegenys sako, wow, palauk, tai čia dabar reikia tą pastumti, čia apkarpyti, čia perdėlioti, čia reikia iš kažkur gauti dar ekstra 50 taškų energijos. Ką? Ne. Tai geriau jūs pradėkit nuo kažkokių mini pridėjimų. Tarkim, norit sportuoti, YouTube įsijunkite tiesiog treniruotę 10 minučių. Viskas. Vien tik tam, kad susikurtume tą neuroninę jungtį, kad aš kiekvieną, tarkim, pirmadienį ir ketvirtadienį, arba kol kas tik kiekvieną pirmadienį, 7 valandą, einu pasidaryti 10 minučių sportą. Viskas. Ir jums svarbu tai 3 mėnesius padaryti.
Arba pamatysi, kad po 2 savaičių, čia visai fainai, gal aš dar galiu vieną dieną pridėti. Ir taip po biškį vis pridėsit, nes jeigu jūs iš karto įmesit labai daug, įvyks tiesiog sistemos atmetimas, nes šalia to, ką jūs ir taip daug darot, bet nuvertinat, ką darot, jūs dar ekstra daug pridedat, tai smegenys sako, ne, čia tiesiog too much, neaišku, neapibriešta, aš pradedu nuo šiandien sportuoti, tai iki kada tu čia sportuosi, taip, o ką į gyvenimo galo, oh my god, o tai kam tau to reikia? Tai vat, tas momentas, ką jinai rašo, biški kažkas tik ir mane išmuša. Tai vadinasi, nėra to vidinio aiškumo, kam aš tai darau. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, labai aiškiai žinau, kad mano misija yra atnešti žmonėms suvokimą, plačiausia prasme, kas ta psichosomatika, kaip tai galima pasidaryti, kad savo tarnautų, kaip galima save, ne tai, kad iš savęs veikti, bet kaip galima sveikti per tą fizinį, emocinį, mentalinį, dvasinį lygmenis, kaip galima sukurti tą tokį stiprų ryšį su savim, su siela, su Dievu, su savo mentalu, savo emocijom ir kūnu, kad aš suvokčiau, kokie tie mano kūniški signalai ir kad man nebūtinai reikėtų kiekvieną kartą eiti iki tų katastrofinių ligų. Kad tai būtų tokia kaip prevencija ir bendravimas su savim per tuos visus sluoksnius. Man tai norisi išnešti ir pas mane čia tiesiog neginčytinas dalykas. Nebent ten perversmas įvyks tose giliausiuose sluoksniuose ir aš suprasiu, kad aš jau nebe apie tai, apie kažką kito, bet vis tiek tas palikimas mano bus jau sukurtas ir sveik sistema ir tie visi kursai įrašai praktikos, tai jau bus ir jūs jau toliau galėsit tuo naudotis. Tai va čia yra mano tas vidinis autoritetas, įsipareigojimas, misija, aš tai žinau, man tai svarbu, mane tai uždega, aš negaliu nedaryti ir viskas. Nėra vietos tingėjimui arba išmušimui. Dažnai net būna, kad išvarau atostogauti, bet aš vis tiek, laukiu, kad aš vėl grįšiu į tą darbo režimą, nes aš tiek daug gaunu tada resursų ir išvalgų, kuo pasidalinti, kad tiesiog spirgu, negaliu nustygti vietoje. Čia ne dėl to, kad aš darboholikė ar nesugebu atsiriboti nuo darbo. Kažkiek to buvo, bet dabar tikrai jau nebe apie tai. Tiesiog yra tas noras dalintis, nes matau tame prasme. Toliau, ką ta moteris rašo, kai aš dar jos norėjau, kad dar jinai patikslintų, tai kas šitie dalykai, ar čia tik sportas, maistas ar dar kažkas. Tai jinai davė pavyzdį, kad, pavyzdžiui, nusipirko sausą odos šukavimo šepetį ir spygliuotą kilimėlį, bet sako, jie guli net neišpakuoti. Tai apie ką tai sako? Kad pagavau trendą, pamačiau ir čia sužaidžia tie tokie mūsų mechanizmai. Mes vis tiek esam socialinės būtybės. Ir pirmiausia, pas mus veikia ego, kad jinai tai naudoja, jinai kūrė įvaizdį kažkokios gražios, sveikos, ypatingos geidžiamos moters. Ir mano smegenys sako, okei, tai jeigu aš naudosiu tas šukas ir tą kilimėlį, tai aš irgi būsiu sveika, faina, graži, mylima, geidžiama moteris. Man to reikia. Tas mechanizmas įvaizdžio ir atrodymo, kad aš noriu irgi būti tokia kaip tu. Tai čia vienas iš būdų apskritai parduoti, marketingo toks triukas. Toliau, kad tai yra kažkas tokio unikalaus, nepakartojamo. Tai mus irgi gali labai, ne tai kad įsiurbti, bet patraukti tą dėmesį, kad, tai kažkas tokio, Dieve, aš irgi noriu, visi turi ir tai ką aš taip tokia išskirtinė balta varna, ką aš nedarysiu. Ir norisi būti to nepakartojamumo kažkokia dalis prisidėti prie šito. Čia įsijungia ir priklausimo poreikis, kad visi daro, tai negi aš nedarysiu. Aš juk irgi normali, man juk irgi rūpi sveikata, tai kaip aš čia dabar nesišukuosiu tom šukom savo sausos odos, ne? O kam man to reikia, taip, o kam man tai duoda, aš nežinau. Ir kai nėra atsakyta giluminė prasmė savo, tada tie nupirkti daiktai, jie taip ir guli. Nes aš nusipirkau ne dėl savęs iš sielos lygmens, bet aš nusipirkau dėl savęs iš ego lygmens. Nes gerai pardavė, kažkas labai gerai susvarbino, paskubino, ten one time offer, kitą kartą tokios nuolaidos nebus, ar ten pirk šukas, gausi dar kažką. Tai žodžiu, sužaidžia šitie dalykai, tikrai sužaidžia. Tai tai tiesiog, kai yra tas aiškumas, krypties, tada aš suprantu, kokių man tų įrankių reikia. Gal kažkada gyvenime tikrai pas mane irgi atsiras tas odos šukavimas, bet kol kas aš tame nematau prasmės, plus kai matau, kad kažkas yra ypatingai socialinėje erdvėje tokios bangos, kur visi daro ir visi dar
pagrindžia identiškai tuo pačiu sakiniu, nu tai man čia kažkas keisto, įtartino, kažkaip norisi palaikyti atstumą, palauk, kol tai atslūgs, tada pačiai paeksperimentuoti, pasiskaityti priešingai manančių tų šaltinių, mokslinių ar nemokslinių. Nu, ir tada pasimato visa tiesa, dažnai iš to bumo po to iškyla kažkas kito, ką, pavyzdžiui, ir su vakcinom pamatėm. Tai, bet tai vakcinos, tai iš viso neįsiu ir tikiuosi, kai įrašą kelsiu į YouTube, neužbanins šito video vien dėl žodžio vakcina. Pamatysim. Irgi dar ką jinai rašo, atrodo per Instagramą visi tiek daug visko daro, o aš vat sau tinginiauju. Tai žodžiu, esminis žodis čia yra atrodo. Tik tau ir tik atrodo. Tik man ir tik atrodo. Jeigu jūs šnekat su kitais ar savim, galvojat mintyse ir sakinyje panaudojat žodį atrodo, tai 100% tik jum ir tik atrodo. Tai nėra faktas. Tai 100% bus spėjimas. Ypatingai, kai kalbam apie socialinę erdvę, dauguma ten ir ateina pasirodyti, kažkaip atrodyti. Ten, ta prasme, maksimum 1% tiesos iš viso žmogaus gyvenimo. Ir kai mūsų smegenys gauna apie, tarkim, jūs dabar, bet apie mane, gaunat 1% tiesos. Tai likusius 99% tiesos jūsų smegenys sukuria. O sukuria pagal ką? Pagal nuspėjamumą. O nuspėja pagal tai, kas buvo, ką jūs asmeniškai patyrėt, ką jūs matėt aplinkoj ir kokias asociacijas turit. Jeigu jums ten žodis psichosomatika siejasi su magija, ezoterika, raganavimu, tai jūs galvosit, kad aš ten kažkokius gal laisvų laikų ritualus darau. Jeigu su psichosomatika, tarkim, siejat su sportu, tai jūs galvosit, kad aš kiekvieną dieną sportuoju. Jeigu psichosomatika siejat, nežinau, ten su kokiu verslu, tai galvosit, kad aš ten jau 3 verslus turiu ir belikiek čia uždirbu ir panašiai. Tai žodžiu, jūsų smegenys susikurs, ką nori, ir jos taip susikuria apie kiekvieną asmenį, apie kiekvieną. Tai jeigu jums atrodo, kad visi tiek daug daro, tai tik jum ir tik atrodo ir tiesiog pasimatuokit, ar jūs būtumėt to žmogaus batuose. Nes jūs matot rezultatus to žmogaus, jūs nematot to viso kelio, viso to šūdo, viso to pasipriešinimo, sunkumo, visų tų momentų, kada turėjo įveikti tas žmogus. Jūs nematot šitų dalykų ir jūs galvojat, kad va žmogui tiesiog nutiko sėkmė. Ne, taip neveikia. Tai jeigu jūs tikrai nuoširdžiai užsiprašysit Dievo, kad jis jūs nuvestų į svetimą rezultatą, tai žinokit, jūs gausit ir svetimus sunkumus ir greičiausiai gausit ir svetimus simptomus, svetimas naštas, tam, kad pamatytumėt, jog čia net ne jūsų kelias. Čia va tas sužaidžia tas Dievo mums padovanotas laisvos valios momentas. Kad jo, mes galim rinktis ne save, galim rinktis tingėjimą, galim rinktis svetimą kelią, that's okay. Dievas tiesiog ramiai, kantriai laukia, kada mes prabūsim. Ir jis pradžioje mus būdina per finansus, tada mums nedaina, jis būdina mus per santykius, mums nedaina, tada jis mus būdina per, tai, ko mes negalim atsikratyti, mūsų fizinį kūną, per simptomus, per ligas. Jeigu čia dar nedaina ir jūs, pavyzdžiui, turit vaikų, senelių, augintinių, tai tada jų sveikata kenties. Kenčia tarsi ta pati silpniausia grandis. Jau tuoj bus 2 valandos. Taip, tai man asmeniškai kas padeda ir nuo ko visą laiką pradedu, tai va tas giluminis širdinis dalykas. Vertybės ir iš to prioritetai. Vidinė motyvacija su klausimu, kam man to reikia, bet taip žiauriai sąžiningai, ta prasme, bele kaip sąžiningai. Buvo tikrai momentas, kai aš vertybių sistemai iš 4, man atrodo, 2 ar 3 pas mane vertybė buvo gauti pripažinimą ir įvertinimą, grįžtamą į ryšį. Ir aš pradžioje išsigandau, kai aš savo tai įsivardinau, nes galvoju, Dieve, Aurelija, tu ką tipo nori būti pripažinta, kažkokio pripažinimo gauti, nori tipo šlovės ir dėmesio. Ir galvoju, okei, reikia su tuo turėti vidinę taiką, savo pasakyti, I own it, jo, čia mano dalykas, dabar man tai yra svarbu. Ir aš kai tai priėmiau kaip savo vertybę, kad man to reikia, aš to kaip pavalgiau, prisimaitinau ir net nepastebėjau, kaip tai atkrito. Man
dabar tai ne apie šlovę, bet tai apie misiją ir pagal tai biškį keičiasi prioritetai. Tada, kai buvo prioritetas, kai buvo vertybė pripažinimas, tada man buvo svarbu non-stop būti Instagrame. Dabar, kai man vertybėje nėra pripažinimo, yra kiti dalykai, tai aš Instagramą įkeliu tiesiog grynai dėl algoritmų. Vienas dalykas ir lygiagrečiai dėl to, kad tiesiog aš turiu daug kuo dalintis ir ieškau būdų, kaip tai sudėt, kad vieniem būtų reelsai, kitiem postai, kitiem karuselės, kitiem story. Nežinau, kad tiesiog žmonės ima informaciją skirtingais kanalais. Dėl to atsiranda šitie video paskaitėlės valandos trukmės, kurios pasirodo tuoj bus 2 valandų. Tai va, tai realiai šitus visus punktus matot, čia nelabai iš tiesų turiu daug ką pasakyti, tai pagarba savo ritmui, ką irgi jau kalbėjau, tai labai aiškiai įsijausti, tai koks mano dienos ritmas, savaitės, mėnesio, metų gyvenimo, tai čia vėlgi ryšys per visus tos sluoksnius. Tai koks dabar mano tas gyvenimo sezonas, pagreitėjimo, sulėtėjimo, arčiau Dievo, toliau nuo Dievo, arčiau darbo, arčiau ten vyro, vaikų, nu žodžiu, į ką aš dabar einu. Ir tikrai kartais tenka dienoje pasiklausti savęs. Ir yra buvę tų dienų, kada aš atsikeliu, mane kažkas labai viduj sutrigerina ir aš suprantu, kad aš šiandien, ryt, poryt ateinančias 3 dienas aš nepravesiu sesijų. Ir aš jas atšaukiu, nes jeigu aš ignoruočiau savo ritmą, aš tada tą nekokybę išnešu į sesijas. Tai prašau už informaciją. Ir kai žmogus rašo ačiū už informaciją, aš suprantu, kad jis tai atsijungs, tai tuoj pabiškį judu link pabaigos. Labai labai frazė atpalaiduojanti, kad ir taip galima. Ir jeigu jūs tingit ir niekada gyvenime savo neleidot tingėti, tai pasakykit, kad man ir taip galima. Tai nėra taip, kad viskas, jūs jau iki grabo lentos tinginė ir čia yra amžina etiketė ir viskas. Bet tikrai tai priimkit kaip dar vieną galimybę būti. Ir viskas. Kad ir taip galima. Galima tingėt, galima ir netingėt, galima pavargti, galima perdegti, galima niekada gyvenime nepavargti ir neperdegti. Žodžiu, visaip galima. Laisva valia rinktis. Ir tada, kai leidžiam savo visaip ir leidžiam save patirti visokį, tada aš suprantu, kad aš galiu tingėti ir tai nieko apie mane nereiškia. Tada man yra ramu ir net nebėra tos tokios įtampos apie tą žodį tingėjimas, apie tai, kad pavadina tinginę. Čia irgi paskutinė žodžių istorija. Pakankamai ilgą laiką, jau pradėjau atskirai gyventi nuo tėvų, susiskambinavom su tėčiu ir beveik visada pokalbio gale jisai pasakydavo, nu gerai, tipo, ate, aš tau nebetrukdysiu tinginiauti. Ir man ilgai tai taip trigerindavo. Ir aš kažkuriuo metu tikrai buvo etapas gan ilgas, kai aš net sakydavau, kad ne, aš netingiu, aš čia sėdžiu prie kompo, aš dirbu, net jeigu realiai aš prie kompo sėdžiu ir tiesiog geiminu, žaidžiu kažkokį ten žaidimą, ar sėdžiu, žiūriu vieną tašką ir galvoju, ką man čia dabar daryti ir neapsisprendžiu, bet aš norėdavau, kad jis manęs nematytų tinginčios. Tada buvo momentas, kai aš jam neatsakydavau į tos žodžius, bet viduj vis tiek ateidavo tas impulsas, kad o Dieve, bet aš netingiu, aš tikrai netinginėjau, labai kažkaip mane tai liesdavo giliai. Ir dabar aš girdžiu, kad jis tai sako, aš jaučiu, kad manyje nori kilti tas impulsas iš seniau, bet sakau, jo, okei, tipo, tebūnie tingiu. Kai kurie būna momentai, kur aš to nelaikau tingėjimu, tėtis vardina tingėjimu, arba atvirkščiai, aš manau, kad aš ten netingiu įvardina. Žodžiu, pagaunat mintį. Esmė, kad atsitapatinti nuo to. Ir tai vėlgi pavyksta, kai aš suprantu, kad aš tai renkuosi, nieks manęs neverčia, nespaudžia. Tai yra tiesiog mano ta laisva valia ir mano atsakomybė. Tai jau pati pačių pabaigų pabaigiausia pabaiga. Supraskit, kad visa tai, ką aš šneku, tai nėra baigtinė ar kažkokia visa tiesa. Tai yra vienas iš variantų, kaip galima žiūrėti tingėjimą, kaip galima jį savyje matuotis, analizuotis, tyrinėti. Tai būtinai
Tikrinkit mano žodžius, tikrinkit mano informaciją, abejokit tuo, ką sakau, abejokit ir net savo abejonėm apie save ar apie tą patį tingėjimą. Atlikite savo research, savo paieškas. Ir svarbiausia, akcentuoju, tyrinėkit savo asmeninį santykį su tingėjimu ar bet kokia kita tema, kurią šiuo metu jūs nagrinėjat savo gyvenime. Asmeninį santykį, subjektyvų. Ne tą, kurį ten rašo moksliniai straipsniai, ne tą, kur aš dalinuosi Instagrame ar kažkoks kitas protingas, jum autoritetingas žmogus, bet savo asmeninį santykį. Kai jūs tai pažinsit, kai jūs tai pripažinsit, tada jūs pradėsit matyti tai plačiau, pradės atsivertinėti kažkokie nauji to panaudojimo, vertinimo ir veikimo ir tuo pačiu išeities takai. Čia galit ir simptomam tai pritaikyt. Savo santykį su tingėjimu, santykį su simptomu, su sveikata. Oficialiai baigta, išnagrinėta tingėjimo psichosomatika. Ir dabar kelias minutės dar palieku įrašui, jeigu turit klausimų. Džiaugiuosi, svarbu, kad buvo naudinga. Man būtų naudinga, jeigu jūs parašytumėt, kas jum naudinga. Galit rašyt čia į chatą, bet šiaip jeigu norit, tikrai parašykit plačiau man asmeniškai. Ar Instagramą, ar Facebooko Messengerį, arba elektroniniu paštu, ar į Facebooko grupę. Tai tiesiog aš žinosiu, kur jūsų dėmesio akcentas keliavo ir žinosiu, apie ką reiktų daugiau pašnekėti. Ir tuo pačiu jūs savo, kai įsigarsinsit, kad ne šiaip buvo įdomu, naudinga, vertinga, bet kas būtent. Ką jūs išsinešat, ką pasiimat, ką pritaikysit sau. Jūs ir sau užsifiksuosit, padarysit va tą mini neurojungtį pirminę, nuo kurios gali užsisukti labai graži ir kartais ne tik šiaip keičianti, bet sveikatą gerinanti visą tą grandinėlę. O jo, viskas apie santykį. Čia dabar mano main išvada gyvenimą, kad totaliai viskas yra santykis. Tai ne tik, kad aš esu santykė dabar vat, su jumis, kurie žiūri tiesiogiai, esu tam tikrą prasme santykė ir su aparatūra, ir su šita tema, ir su savo kūnu, kai kalbu apie šitą temą. Tai jo, viskas jau tikrai apie santykį, apie tą ryšį. Ir kur yra šis santykis, ten gali kažkas įvykti, ypatingai gydančio. O kai nėra kontakto, nėra santykio, nu ten tiesiog nevyks gyjimas, iš esmės. Biškį taip gaila baigti, taip norėčiau dar, vat, kad prisijungtume, diskutuotume aktyviai. Tai stabdau įrašą. Kažkodėl, ai ne, sustabdžiau tik šėrinimą.